Šios 4 savaitės mes kažkaip advento laikotarpiu laukiam to laiko, kai švęsime, prisiminsime Kristaus gimimą, atėjimą į šią žemę. Ir labai gerą, iš tikrųjų, mato pirmąjį skyrių, kuriame mes nuo jo atsispirsime šiandieną, kažkaip tą laiką ir būti. Ir kuo aš daugiau skaičiau, žiūrėjau į tą skyrių, tuo jis man pradėjo keisti savo formą. Žinot, kaip mes prieš porą savaičių girdėjome, kaip šis gimęs kūdikis yra Dovydo sūnus, tai yra kaip yra Abraomo sūnus, palikuonis, praeitą kartą kaip Dovydo sūnus palikuonis. Jėzus Kristus ir tai buvo tik tais pirmoji Mato Evangelijos eilutė, kuris skamba Jėzus Kristus, Dovydo sūnus, Abraomo sūnus, kilmės knyga. Ir toliau eina ilgas sąrašas tos kilmės knygos. Ir, žinot, man iš pradžių toks atrodo nuobodoka. Nežinau kaip jums, bet man visą laiką pirmas sąrašas, pirmas įspūdis, kad nuobodoka. Bet kuo aš kažkaip toliau mąsčiau, skaičiau, man pradėjo toks jausmas darytis, kad čia Matas tarsi, aš bandau suprasti ir Matas paima gaisrininko žarną ir bando kažką pasakyti. Net daug dalykų yra sakoma per šituos įvaizdžius, per šituos asmenis, kai jisai paminė, tai yra Dovydo sūnus, Abraomo sūnus. Šitie du žodžiai tiek daug, jie jau iš karto reiškia klausytojai. Ir žinot, nors iš tos gaisrininko žarnos eina didelė srovė, ten kokį tik puoduką sugebi išgerti ir atrodo, kiek daug visko kyla. Ir tada tas sąrašas kažkaip tampa kitoks. Dalinai, nežinau, ar yra tekę jums žiūrėti kieno nors kito albumą, kaip atsiverčia ir sako, mano vaikystėje, čia mano brolio, sesers kažkas, mes čia buvom mokykloje, praverčia kitą lapą, sako, va čia mes baigėme, štai mano klasiokai ir juda toliau, koks nors sekantis gyvenimo etapas, vestuvės, štai mano vestuvių ten draugai. Ir būdavo, kad aš sėdžiu ir galvoju, man nei vienas tas veidas nieko nesako, šiaip toks nuobodoka. Kaip būdavo posakis, jeigu nori, kad jau svečius, kad namo eitų, pasimk albumą ir pradėk rodyti, kas įvyko. Bet visai kitaip, jeigu aš tos žmonės pažįstu, į kuriuos aš žiūriu tam albume. Jeigu aš žiūriu tam albume ir matau, čia mano senelis, čia mano senelio namas, kuris jis gyveno. Čia mano senelis susitokė su mano močiute, štai jų vestuvės. Man tas albumas visai kitaip atrodo, ne? Aš jį verčiu ir jisai... Tai va tas čia sąrašas giminių, jis man toks, žinot, kaip tas albumas. Mes jį šiandieną nežiūrėsime, daugiau apie jį kitą kartą pažvelgsime. Bet štai Matas pradeda taip, tokiu kaleidoskopu, albumų, daug vaizdų. Ir tuomet sako, papasako istoriją, kaip gimė Jėzus Kristus. Ir galiausiai mes prieiname prie eilutės, kur yra šiandienos mūsų eilutė. Tai yra 23 pirmojo skyriaus eilutė. Ir Matas sako, kai gimė Jėzus, visa tai vyko, kad išsipildytų, kas buvo viešpaties pasakyta per pranašą. Štai mergelė taps neščia ir pagimdys sūnų ir jį pavadins Emanueliu. Tas Emanuelis, šita pranašystė, tai yra Matas kreipia mus žiūrėti į Izaijo pranašystę. Tai yra eilutė iš Izaijo pranašystės 7 skyriaus. Ir Matas, kai jis
pasako mums šitą eilutę, jisai mums iš tikrųjų pasako truputį daugiau negu tik tą eilutę. Jisai galvoja taip, kad mes jau visą Izaijo pranašystę suprantame ir žinome, apie ką jinai yra. Tai aš pagalvoju, aš ne visai žinau, apie ką jinai yra ir mums verta kartu galbūt prisiminti, jeigu nežinome, susipažinti, apie ką buvo Izaijo pranašystė. Taigi, kokia čia pranašystė išsivildo? Tai mergelė taps nėščia ir pagimdys sūnų ir jį pavadins Emanueliu. Taigi, nusikelkime dabar į Izaijo pranašystę, 7 skyrių. Ta vieta, kur Matas cituoja, ir jisai cituoja 14 eilutę ir truputį toliau. Ir šita eilutė yra pasakyta tam tikram kontekste. Tas kontekstas, kuriame jinai yra pasakyta, tai Izaijas gyveno vėlyvojo Izraelio laikotarpiu, kai Izraelis buvo padalintas į 2 karalystės, buvo šiaurinė karalystė ir pietinė karalystė Judo. Tai tuometinis karalius Judo karalystės Jeruzalėje, Ahazas, žodžiu, šiaurinė karalystė susitarė su Sirijos imperija, sako, užkariaukime Jeruzalę ir Ahazas drebėdamas, sako, kas čia bus, ateina gale ir mus nušluos nuo žemės paviršiaus. Ir štai čia, prieš tai Dievas pasiema Izaiją ir jam parodo pranašystę. Jisai mato Dievo sostą ir Dievas sako, štai, eik, skelbk žinią. Ir tuomet Izaijas eina ir kalba. Ir jisai čia kalba Ahazui, tam karaliui, kuris dreba, kad štai ateis stipresnės karalystės ir jį nušluos nuo žemės paviršiaus, neliks Izraelio. Ir ten skamba ta pranašystė. Sako, nebijok, 14 eilutėje tuomet pats viešpats duos ženklą. Štai mergelė taps nėščia, pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu. Vardas Emanuelis reiškia su mumis Dievas arba Dievas su mumis. Tai štai jis duos ženklą ir mergelė taps nėščia, pagimdys sūnų, pavadins jį Dievas su mumis. Jis maitinsis pienu, medumi, kol išmoks atmesti kas piktą ir pasirinkti kas gerą. Prieš berniukų išmokstant atmesti piktą ir pasirinkti gerą, šalis, kurių karalių bijai, bus sunaikintos. Tai tokia įdomi mislė. Čia kalbama, kad iki tam berniukui bus 12 metų, štai tos 2 šalis bus sunaikintos, jos nekels tau grėsmės karaliau. Ir daugiau Izaijo pranašystėje mes apie tą sūnų, tą berniuką tiesiogiai nieko ir negirdime. Tokia paliekama mums mislė, kas tai yra, kur toliau. Bet štai Matas sako, štai išsipildė šitą pranašystę. Ir mums įdomu tada pabandyti patyrinėti, o ką Izaijas kalbėjo apie, kokia ta buvo jo pranašystė. Taigi kokia visa Izaijaus knygos pagrindinė mintis ir tema. Ir pirma žinia, kurią Izaijas atneša nuo Dievo Izraelio tautai, yra žinia apie teismą. Dievas sako, eik Izraelio tautą ir sakyk, kad jie nusidėjo, kad jie nusižengė, kad jų laukia teismas, jeigu jie nenusisuks nuo savo darbų, nuo savo poelgių, taip kaip jie elgėsi. Jeigu jie toliau gyvens, jiems reikės didelę sumokėti kainą. Sumokėti kainą didelę už tai, kad jie gyveno nekreipdami dėmesio į savo kūrėją, kad jie siekia tik savo naudos, siekia pinigų, valdžios, sekso. Jie artimus niekino, nesirūpino vargšais, našlaičiai, sako, dėl to laukia jūsų teismas. Nes silpnesniesiais nesirūpino. Buvo stengiamasi savo jėgomis viską pastatyti valstybę stiprią, paniekinant mažutėlį. Ir štai Dievas sako, aš panaudosiu tas didelės imperijas, kad
Aš čia nešiau teismą už jūsų pasirinkimus. Už Izraelį tavo pasirinkimą, taip kaip tu elgeisi, tau ateina nuosprendis. Bet mes galvojame kartais, kad mums reikia patiems savo situaciją suvaldyti, kažkaip išspręsti dalykus, pasirūpinti ateitimi pilnai. Iš čia dažnai mums kyla noras kažką nekreipti dėmesio, galbūt nuskriausti, jeigu galime, nebūtinai piktai nuskriausti, bet praignoruoti. Mes dažnai ignoruojame dalykus ir taip mes nekovojame galbūt su blogiu, matome blogį, bet nieko dėl to nesakome. Kaip Izajui būtų lengva buvę nieko nesakyti, gyventi savo ramiai, bet jisai sako, ne, aš negaliu. Man Dievas sakė, jūsų laukia teismas, Dievas nori jūs atgręžti į save. Žinot, tie dalykai nepatiko tuomet Dievui. Tie dalykai lygiai taip pat ir dabar Dievui nepatinka. Ta žinia, kaip skambėjo Izraeliui, tas įspėjimas skamba ir mums. Žinot, ir Izajas sako šį įspėjimą tautai ir galiausia jis net įspėja, kad tauta bus sunaikinta. Truputėlį anksčiau, vienam skyriuje, 6 skyriaus pabaigoje. Štai sako, kaip Izajas piešia vaizdą, kaip atrodys tauta, kai Dievas ją nubaus, kai teisingai teis. Ir paskaitykime nuo 11 eilutės 13, kaip tai atrodys. Sako, atrodys, miestai bus tušti. Kol miestai ištuštės ir bus be gyventojų, namai be žmonių, o kraštas pavirs dykynę, viešpats ištrems žmonės toli, kraštas visiškai ištuštės. Jei iš jų liks 10 dalis ir jie sugrįš, vėl bus naikinami. Tačiau kaip nukirtus uosį ąžuolą lieka kelmas, taip šventoji sėkla bus jų kelmas. Taigi matome vaizdą, kaip tarsi buvo miškas ir jisai nukirstas, liko tik tais daug kelmų, daug išdegusių kelmų ir štai taip atrodys karalystė po teismo. Ir galiausiai mes žinome, kad tai išsipildo. Praėjus 100 metų po Izajaus mirties ateina Babilono imperija, nukariauja visą Izraelį ir tą mažą likutį ištremia toli nuo Jeruzalės, nuo Izraelio į Babilono karalystę, kurie tuomet vergauja. Ir tai išsipildo ta pranašystė, apie kurią pranašas sakė tos žodžius, kurios jis atnešė iš Dievo. Ir tai tuo pačiu ir žinia mum, kad mūsų maištas prieš Dievą turi pasiekmes. Taip kaip Izraelio maištas turėjo pasiekmes, taip ir mūsų maištavimas, mūsų nuodėmė, mūsų nusižengimai, jie turi pasiekmes prieš Dievą. Dievas sako, jūsų laukia teisingumas už dalykus. Dievas ne šiaip išsikalba, sako, aš norėčiau, kad jūs taip elgtumėtės, nes negražu. Arba kažkaip jam reikia, čia mano nuomonė, aš pasidalinu, kad jums taip reiktų negyventi. Ne, jis turi autoritetą ir sako, jeigu jūs tokius darysite pasirinkimus, jūsų laukia štai toks nuosprendis, atskirimas nuo manęs ir galiausia sunaikinimas. Bet Izajas šitoj žinioje apie teismą, tai pradeda ir parodyti vilties žinią. Kokią vilties žinią, kokią jisai kalba. Toj pačioj eilutėje matome, taip nukirtus uosį ir ąžuolą lieka kelmas, taip šventoji sėkla bus kelmas. Mes prisimenam sėklą palikuonis, šventasis palikuonis ateina. Tai pirmas kartas, kai Izajas savo pranašystę užsimena, toks maža užuomina, kad bus kažkas, kad yra viltis. Čia toks, bus šventas palikuonis, yra viltis. Tuomet judam truputį toliau, 7 skyriuje
pamatome štai tą berniuką, apie kurį pranašauja. Štai viešpats duos ženklą. Štai mergelė taps neščia, pagimdys sūnų, pavadins Dievą su mumis, Emanueliu. Tarsi truputį kitas, bet daugiau mums atskleidžia tos vilties, kad Dievas bus su mumis, kad viltis ateis. Ir Izajas tiki visais pažadais, kurie užrašyti Senajam testamente iki jo. Jisai žino tai, ką Dievas pažadėjo Dovydui. Praeitą kartą girdėjome ir žiūrėjome 2 Samuelio knygoje, matėme, kai Dievas Dovydui sako, kai pasibaigs tavo dienos, tu užmigsi prie savo tėvų. Aš pakelsiu tavo palikuonį po tavęs, išėjus iš tavo strėnų ir įtvirtinsiu jo karalystę. Jis pastatys namus mano vardai, o aš įtvirtinsiu jo karalystę sostą amžiams. Izajas tai mato, jisai tikrai tiki, kad Dievas ves Izraelį į tą paklusnumą sandorai, kurią jisai girdėjo ant Sinajaus kalno, kur buvo 10 Dievo įsakymų, Dievo duota tautai. Sako, gyvenkite taip, gyvenkite šventai. Prisimenam tuos pažadus, kurios Dievas sakė Abraomui. Kuomet Dievas pažada, kad per Abraomo bus palaimintos visos tautos, kad per Abraomą gims, kad ateis tas jo palikuonis, per kurį bus palaimintos visos tautos. Taigi, Izajui būtent ši viltis, jisai sako, Dievas gailestingas, aš žinau, kad jisai gailestingas, žinau, kad jisai teisia teisingai, bet yra ir maloningas, ir jisai teikia viltį. Dėl to Izajas eina ir kalba tautai. Kitaip jisai neitų ir sakytų, Dievas jūs sunaikins, taškas. Bet ne, jisai sako, ne, yra viltis, mes matome tą viltį. Tais pažadais, kuriais tiki Izajas. Ir verta ir mums pagalvoti apie mūsų pasitikėjimą pažadais, kurie užrašyti šventajame rašte. Biblijoje, kurią skaitom. Ar aš pasitikiu, kas čia parašyta kaip Izajas? Ar kai aš skaitau ir suprantu, kad Dievas man sako, ką sako daryti, kaip elgtis, kokį pasirinkimą, kaip man reiktų gyventi, kokius sprendimus reiktų priimti, koks turėtų būti mano charakteris. Ar aš tuo pasitikiu, kad Dievas savo žodyje tai man sako, kad Dievas per žodį man sako ir aš veikiu taip. Bet ar mano pinigai yra ten, kur mano burna? Ne? Jeigu aš sakau pasitikiu, ar iš tikrųjų mano veiksmai tai rodo. Ir verta mums pagalvoti apie tai. Ar aš tikiu, kad Dievas ištikimas, kad maloningas, kad teisingas? Kokiu Dievu aš tikiu? Ir mes žinom, kad ateina Babilono tremtis, kad Izraelis yra ištremiamas, kad įvyksta tai, ką Izajas pranašavo. Bet jis taip pat sakė, po to jūs sugrįšite, likutis sugrįš. Ir štai lūkestis, kad tas likutis, Izraelis grįžęs, jisai taps tuo Dievo tarnu, kuris visom aplinkiniam tautom, visoms skelbs, koks yra Dievas. Patyrė jo teisingumo, jo malonę. Galiausia tai bus, kaip bus apreikštas Dievo gailestingumas tautoms. Bet žinot, čia tokie galbūt gražūs Izajo lūkesčiai labiau negu realybė, nes realybėje mes matom, kad net ir grįžę toliau izraelitai murma ant Dievo ir sako, mes Dievui nerūpim.
Sako, vienoje vietoje, Izaijo 40 skyriuje, Izraelis sako, viešpačiui mano keliai nežinomi. Mano teisė niekas, Dievas nemato mano teisę. Taip pradeda kalbėti Izraelis, patyręs teismą, patyręs gailestingumą, kai grąžinamas. Ir tada kyla klausimas, gerai, jeigu žmogaus širdis tokia savanaudiška, tokia linkusi net gailauti, maištauti prieš Dievą, koks tas tada koks sprendimas, koks gali būti sprendimas tada tai problemai, kad mes priešinamės Dievui, tai problemai, kad mes prieš jį maištaujam, kad norim visko savo. Ir Izaijo pranašystėje mes matome tą Dievo sprendimą, kuris yra teikiamas. Ir Izaijo pranašystė vadinama tokia mesijinė, žodis įdomus mesijas. Tiek žodis Kristus, tiek žodis mesijas, tai reiškia iš esmės tą patį. Žodis Kristus, toks daugiau graikiškai vartojamas, bet jis reiškia pateptasis, kaip karaliai būdavo patepti, išrinktas. Taigi, kai mes sakom Jėzus Kristus, mes ne vardą pavardę pasakom, bet mes sakom Jėzus pateptasis, Jėzus tas, kuris atėjo išgelbėti, Jėzus siųstas Dievo, Jėzus Dievo palikuonis. Tuos visus mes dalykus sakome tuo žodžiu Kristus. Kai sakom Kristau, atleis man, mes matome tai, apie ką kalba Izaijas. Žodžiu, mesijas reiškia taip pat pateptasis, išrinktas. Labiau hebrajai naudojo, kita kalba, bet tas pats žodis, kurį laukiamas kaip politinis, dvasinis lyderis Izraelio išgelbėtojas. Tai kai mes girdime šitos žodžius, kurie mums galbūt dažnai tiesiog atrodo kaip žodis kartu prie Jėzaus, kurį reikia kartu pasakyti. Jie reiškia, iš karto kalba apie Dievo planą. Sako, kad kai mes girdime Kristus, tai Dievo planas išlaisvinti žmoniją nuo nuodėmės. Išlaisvinti nuo maišto prieš jį. Tai jo sprendimas atsiųsti tą palikuonį, tą pateptą, tą karalių, tą tikrąjį karalių, patį Dievą, kuris gali išspręsti mūsų atskirimo nuo Dievo problemą. Kai mes kitaip negalime su juo būti bendravime, santykyje, nes esam toli. Ir tik tas pateptas, tas mesijas, kurio mes laukiam. Matas, kai jisai kalba apie tai, pirmoji, kad Jėzus Kristus, pirmi du žodžiai Mato Evangelijoje, jis sako, Jėzus mesijas, kurio mes visi laukiame. Izaijo pranašystė užrašyta 700 metų iki Kristaus. Laukimas nuo pažadų Dovydui, Abraomui dar prisideda 1000 metų. Ir čia tas momentas, kai Matas sako, štai tai įvyko, štai ko mes laukiame. Tai tas gelbėtojas, tas pateptasis, tas pažadėtas, tas, per kurį mūsų nuodėmės bus atleistos. Mes dabar vyksta alfa kursą ir kursas ir ten būna įvairių diskusijų apie įvairias tiesas krikščioniškas, apie tai, kas yra Kristus, apie tai, kodėl jis mirė, kas yra malda, kodėl reiktų melstis ir kiti dalykai. Ir vienoje iš diskusijų kilo toks supratimas mums bekalbant, kad esminis klausimas, į kurį mums reikia atsakyti klausimą, kas yra Kristus, kas yra Jėzus, apie kurį aš skaitau Mato Evangelijoje, kas jis toks. Mes galim diskutuoti apie daugelį dalykų.
kodėl mums reiktų melstis, bet jeigu mes neatsakom, kad Jėzus, kuris gimė iš mergelės, per kurį išsipildė tai, kas buvo pasakyta per pranašą, jeigu aš nepasakau, kad jis yra Dievas, išgelbėtojas, tas Mesijas, apie kurį mes čia skaitom, tai aš nesakau esminio klausimo, visa kita tada ves mane į tokį, religinį gyvenimą, kaip daryti kažką, kad save išgelbėti, daugiau melstis, kad būčiau geriau jausčiausi. Bet jeigu aš nesakysiu savo į klausimą, kad kas yra Jėzus, kad Jėzus yra Kristus, kad Jėzus yra pateptasis mano išgelbėtojas. Nes jeigu mes vadiname save krikščionėmis, mes sakome, mes esam tokie kaip Kristus, tokie kaip Jėzus pateptas Mesijas, mes norim būti tokie, mes mokomės iš jo. Ir visa tai suveda į tą esminį klausimą atsakyti, kas yra Jėzus, kuris gimė. Tas, apie kurį toliau Matas pasakoja, kokius jisai darė darbus, kas jisai toks buvo, ką jisai sakė apie save. Galiausiai, kaip jisai miršta ant kryžiaus ir prisikelia. Bet pažiūrėkime dar truputėlį Izaijo pranašystėje, kaip atrodo tas Mesijas, kurio laukiame. Nes Izaijas labai gražiai toliau pradeda atskleidinėti tą paveikslą Mesijo. Matėme viltį, kur sako, bus šventas palikuonis, tada gims kūdikis. Ir toliau 9 skyriuje, skaitom toliau, galite atsiversti 9 skyriaus 6-7 eilutę, kur aprašomas, koks yra tas gimsantis kūdikis. Taigi, kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas, ant jo peties viešpatavimas. Jis vadinsis nuostabusis, patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Jo viešpatavimas plėsis ir taikai nebus galo. Dovydo sostą, jo karalystę jis sustiprins ir įtvirtins teisingumu ir teisybę per amžius. Krivių viešpaties uolumas tai padarys. Taigi, matome, Izaijas sako, štai ateis toks Mesijas, toks gelbėtojas, kuris yra nuostabusis patarėjas, galingas Dievas, amžinas tėvas, ramybės kunigaikštis. Ir dar už 2 skyrių, 11 skyriuje, pirmosios 10 eilučių, Izaijas dar pasiema teptuką ir ant viršaus dar prideda štrichų, kaip atrodo šis Mesijas. Pirmoji tai sako, iš Jesės kelmo išsprogs atžala ir iš jo šaknies išaugs šaka. Nematome tą patį vaizdą palikuonio, kuris Jesė yra iš karalių dinastijos giminės, eina per Abraomą, Jesė, Dovydas. Taigi iš to kelmo išaugs atžala, iš ten ateis Mesijas. Viešpaties dvasia bus ant jo, dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir galybės, dvasia pažinimo ir viešpaties baimės. Bijoti viešpaties jam bus džiaugsmas. Jis teis ne kaip akis mato ir pasmers ne kaip ausis girdi. Jis teisingai teis beturčius ir nešališkai krašto romiuosius. Jis ištik žemę savo burnos lazda, nužudys nedorėlį savo pūstelėjimu. Teisumas bus jos strėnų raištis, ištikimybė jis susijuos juosmenį. Vilkas gyvens su avinėliu, leopardas gulės su ožiuku, veršis ir jautis, jaunas liūtas bus drauge, juos ganys mažas vaikas. Karvė ir lokys ganysis su jaunikliu. Guls drauge
ir liūtas ės šiaudus kaip jautis. Motinos maitinamas kūdikis žais prie angies urvo. Ir mažas vaikas kiš ranką į gyvatės olą. Niekas nekenks ir nežudys mano šventajame kalne. Kaip vanduo pripildo jūrą, taip žemė bus pripildyta viešpaties pažinimu. Ta diena Jesės šaknis bus vėliava tautoms. Pagonys ieškos jo, nes jo poilsis bus šlovingas. Matom Izaiją piešiant šitą gelbėtojo paveikslą. Kas bus tas Mesijas, kaip jisai atrodys, ką jisai darys. Ir Matas, šita viena eilutė, nuo kurios mes šiandien atsispiriam, pasakydamas, ir tai išsipildė pranašo žodžiai, štai gimė Dievas su mumis. Jisai tokį prasuka mums, filmuką, trailerį, trumpą filmuką apie visą Jėzaus gyvenimą, koks jisai bus. Sako, štai šitas gimęs kūdikis, jis išpildys visą tai, kas parašyta, visas tas pranašystės. Ir dar atsiverskime 53 skyriaus Izaijo, kuris kalba, ką šitas Mesijas padarys dėl mūsų, kaip jisai gyvens. Ir tai truputį gal sugadina Mato Evangelijos filmą, toks traileris, kur pasako, kokia bus pabaiga. Bet mes pažiūrėkime, ką jisai išduoda, kokį lūkestį duoda Matas, sakydamas išsipildė šie žodžiai. Taigi nuo antros eilutės, kai Izaijas prieš tai pristato šitą Dievo tarną, kuris ateis tam, kad išpildytų Dievo planą. Nes buvo planas, kad Izraelio tauta bus tas, per ką bus palaimintos visos tautos. Bet Izraelio tautai, matom, nepavyksta įgyvendinti, būti tuo Dievo tarnu. Ir Izaijas pradeda 49 skyriui sakyti, Dievas turi planą, jisai siūs Dievo tarną. tą Mesiją, apie kurį kalbam, ir štai ką šis Dievo tarnas padarys. Taigi, nuo 2 eilutės 53 skyriaus, apie ką šis tarnas padarys, kaip jis atrodys. Jis išauks jo akivaizdėje kaip gležnas augalas, kaip šaknis iš sausos žemės. Neturis nei didingos išvaizdos, nei patrauklumo, kai žiūrime į jį, nėra jokio grožio, kuris mus prie jo trauktų. Jis paniekintas ir žmonių atmestas, skausmų vyras, negalę pažinęs, mes slėpėme nuo jo savo veidus, jis buvo paniekintas ir mes jį niekų laikėme. Tikrai jis nešė mūsų negalės ir savo prisėmė mūsų skausmus, o mes laikėme jį nubaustų, Dievo ištiktų ir pažemintų. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo. Jo žaizdomis esame išgydyti. Mes visi buvome paklydę kaip avis, kiekvienas ėjome savo keliu, bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus. Jis buvo kaltinamas ir žeminamas, bet netvėrė savo burnos. Kaip avinėlis vedamas pjauti ir kaip avis, kuri tyli prieš kirpėjus, jis netvėrė savo burnos. Jis buvo paimtas iš kalėjimo ir teismo. Kas paskelbs jo giminę, nes jis buvo atskirtas nuo gyvųjų šalies ir varginamas dėl savo tautos nusikaltimų. Jam paruošė kapą su nusidėjėliais, su turtingais,
po jo mirties, nes jis nepadarė nieko blogo ir jo lūpose nebuvo melo. Bet Viešpats panorėjo jį sumušti, jis atidavė jį skausmui. Kai tu padarysi jo sielą auką už nuodėmę, jis matys savo palikuonis. Jo dienos bus prailgintos ir jo rankomis Viešpatės valia bus įvykdyta. Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas. Per jo pažinimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, nes jis neš jų nusikaltimus. Todėl aš duosiu jam dalį su didžiaisiais ir jis dalinsis grobį su stipriaisiais, kadangi jis atidavė savo sielą mirčiai ir buvo priskirtas prie nusidėjėlių. Jis nešė daugelių nuodėmes ir užtarė nusidėjėlius. Taigi, kai Matas sako, štai išsipildė pranašo žodžiai, gimė Dievas su mumis, atėjo Dievas gyventi tarp mūsų. Staiga visi, kas žinojo Senąjį testamentą, visi to laiko izraelitai suprato, kad čia kalbama apie šį Mesiją, tą, kuris turi ateiti ir kuris gali išgelbėti nuo nusižengimo, nuo nuodėmės. Kad yra tas nuostabusis, galingas Dievas, amžinas tėvas, taikos kunigaikštis, apie kurį rašo Izaijas. Tas Emanuelis, tas Dievas su mumis esantis Dievas, Dievas užsideda žmogaus rūbą ir ateina gyventi su mumis, kad mes galėtumėm jį, apaštalai gyvena su juo, vaikšto, mokinasi, pažįsta, bendrauja. Ne tas Dievas, kuris toli, bet tas Dievas, kuris nori turėti bendrystę drauge. Ir kai Matas mums pristato štai taip Jėzų, kaip tą Emanuelį, Dievą esantį su mumis, jis mums pristato kaip asmenį, kuris išpildo visas tas pranašystės, kaip asmenį, kuris išgelbės mane nuo mano nuodėmių ir priartins prie Dievo, kad aš dabar galėsiu bendrauti su Dievu, galėsiu jį pažinti, būti su juo. Ir tai vyksta, sako, ir to asmens vardas yra Jėzus. Štai gimė Jėzus per mergelę, jį pavadino Jėzumi ir taip išsipildė ši pranašystė. Bet mes turime viltį, kai matome, kad štai išsipildo Jėzuje visą tai, ko mes trokštame. Mes norim būti su Dievu, norim nebūti atskirti nuo Dievo. Negyventi tik savo, bet galėti tiek šioje žemėje čia būti ir bendrauti su Dievu, tiek jau iškeliavus iš čia, galiausiai amžinybėje būti drauge su Dievu. Bendrauti taip, kaip apaštalas bendravo veidas į veidą, susėsti prie pietų stalo, kalbėtis, pažinti. Tai esminis mums klausimas, kurį mums reikia užsiduoti savo. Ar nuo ko prasideda krikščionybė kiekvieno iš mūsų gyvenime? Tai kas man yra Jėzus? Tas, apie kurį rašo Matas. Apie ką yra visa Evangelija, parašyta, ką jisai darė. Ar tai Jėzus, apie kurį aš žinau, apie kurį aš perskaičiau Evangelijoje, per kurį girdėjau bažnyčioje kalbant. Galbūt tai yra Jėzus, kurio istorijas aš žinau, sekmadieninėje mokykloje pasakojo ir vaidinimą matėme šiandieną. Ar tai yra tas Jėzus, kur mes galim pridėti žodį Kristus prie jo, sakyti Jėzus pateptasis. Tas Jėzus, kuris atėjo išgelbėti mane iš pražūties.
sutaikyti mane su Dievu dėl mano nuodėmių ir maišto. Kad aš galiu drąsiai pasakyti, kad Dievas yra su manimi. Klausimas, ar gali pasakyti, kad drąsiai sakyti, taip, Dievas yra su manim. Jėzus, pateptasis Kristus, išgelbėtojas, yra mano viešpats. Tai esminis klausimas, kurį mums reikia atsakyti. Ir jeigu jau atsakėme, prisiminti tą atsakymą, už metų, už 2, už 10, už 20, nepamiršti to atsakymo, kad Jėzus nėra tik tais veikėjas, kad jis yra tas, su kuriuo aš bendrauju, tas, kuris atėjo išgelbėti mane, ne? Tas, kuris buvo tarnas, prisiėmė mano nuodėmes ir turėjo mirti ant kryžiaus, prisikelti, kad aš galėčiau su juo bendrauti. Kaip Izaijo pranašystė, prasideda Dievo teismo žinia tautai. Tada turi viltį, kalba apie išgelbėtoją, apie tą, kuris ateina pirkti mūsų, per ką mes būsime sutaikyti su Dievu. Galime grįžti atgal pas Dievą. Ir Izaijas baigė savo pranašystę dangiško miesto vaizdu. Tai ta Jeruzalė, kuri bus sunaikinta, štai sako, bus nauja Jeruzalė, naujas miestas, dangiškas miestas. Ir čia Izaijas mato tą vietą, kur Dievo tarnas, tas karalius, tas Mesijas, tas, kurį Matas sako, tai yra Jėzus, kuris gimė. Kad Jėzuje išsipildo ta pranašystė, jog Jėzus yra to miesto valdovas ir karalius. Ir kas mes sekame, atsakome Jėzui taip. Sakom taip, mes pasitikim tavo auka, aš tikiu Dieve tavim, seku tavim, mes turim viltį. Tai vieta, kur teismas, gailestingumas, palaiminimai teka į visą pasaulį. Tas miestas, į kurį eina visi, kurie pasitikė šituo Mesiju, šituo gelbėtoju. Tie, kas prieštarauja Dievui iš to, yra išvaromi, jiem nepatinka tą mieste, jie eina į pražūtį. Bet tie, kas atgailaujame, kas atsigręžiame į Dievą, išpažįstam, kad mes esam nusidėję, kad mes neteisūs, meldžiam už savo, už tautos, už artimų nuodėmes. Dievas mums atleidžia. Tas tarnas mums atleidžia, jis priima, sako, būkime drauge. Taip ateina paveldėjimas. Paveldima ta karalystė, mes tampam dangiškos karalystės piliečiai. Ir ne tik tie, kurie gyveno Judėjoje, bet tai yra visoms tautoms. Mes šiandien gyvenantis Lietuvoje būtumėm pagonis, įvardinti rašte. Mes esam taip pat kviečiami būti to dangiško miesto piliečiai, jeigu pasitikime jo karaliumi, jo valdovu, jo viešpačiu Jėzumi, kuris yra pateptasis ir miršta už mūsų nuodėmes. Ir tuomet mes galim gyventi bendrystėje su Dievu. Kalbėti šalia, būti tam amžinam bendravime su Dievu, matyti Dievą atėjusį į mūsų tarpą, ne tik tais kažkokį idėjų Dievą, netoli esantį Dievą, ne Dievą, kuris baudžia ir nepasirodo, bet tą, kuris atėjo gyventi tarp mūsų, kuris buvo su mumis, kuris leido pažinti save. Ir žinot, ar tos karalystės gatvės bus auksinės, ar man iš tikrųjų galbūt ne taip svarbu, ar jos bus asfaltų grįstos, gal ir neišgrįstos. Tam amžinybėje esminis klausimas ir kas yra svarbu, kad galėsiu turėti santykį su Dievu, kad galėsiu su juo bendrauti taip, kaip apaštalai bendravo su Jėzumi, pažinti taip, kaip jie pažino ir mes skaitome
rašte, koks yra Jėzus, pažįstame taip Dievą, galėsime taip gyventi ir toliau. Tai yra ta viltis ir malonės žinia, kurią sakė Izaijas, kurią Matas šitą vieną eilutę, sako, štai išsipildė, gimė sūnus. Štai mergelė taps neščia, pagimdys sūnų ir jį pavadins Dievas su mumis. Norėčiau mus pakviesti maldai, atgailos maldai. Ir galbūt tai bus pirmas kartas, kai tu meldiesi šitą maldą, galbūt 1051. Bet melskime šitą maldą, kai mes išsakome maldoje, kas yra Kristus, kas man yra Kristus. Ir jeigu pripažįsti, kad Kristus man yra viešpats, jis yra tas, kuris nuplovė mano nuodėmes, tas, per kurį ateina išgelbėjimas. Jeigu tas, kuris yra mano viešpats, tas, su kuriuo aš noriu amžinai būti bendrystėje, melsk šitą maldą. Taigi, aš melsiuos ir galit širdį mąstyti, kartoti iš paskos. Dieve, esu kaltas, kad maištavau prieš tave. Atsiprašau, kad nekreipiau dėmesio. Nesirūpinau nei pažinti tave, nei pažinti tavo valią. Dėkoju, kad tu esi Dievas su manimi, kad tu esi Emanuelis, Dievas su mumis. Dėkoju, Jėzau, kad atėjai į šią žemę ir mirėjai už mano nuodėmes. Mirėjai už mano maištą prieš tave. Mirėjai, kad man būtų atleista. Dėkoju, Jėzau, kad esi mano gelbėtojas. Noriu, kad būtų mano viešpats ir karalius. Noriu bendrauti su tavim. Ateik į mano gyvenimą ir suteik man jėgų sekti tavim. Noriu drąsiai išpažinti, kad tu esi Emanuelis, kad tu esi Dievas su manimi. Amen.